Obuolys, kuris nenorėjo nukristi. Pirma dalis. Obuolys ir berniukas. Vieną kartą sename sode ant pačio aukščiausio medžio šakos kabojo obuolys, bet tai nebuvo paprastas obuolys. Jis buvo gyvas, jis mąstė, jautė ir bijojo nukristi. Kai visi kiti obuoliai krito žemyn, kad jūs surinktų, suėstų ar iš jų padarytų sidrą. Šis obuolys jautė kažką daugiau. Jis norėjo keliauti, pažinti pasaulį, išgirsti žmonių juoką, galbūt padaryti kažką prasmingo. Tuo metu netoliese gyveno berniukas, kuris niekados nevalgė obuolių. Ne todėl, kad nemėgo, tiesiog jie jam priminė kažką liūdno iš praeities. Jis dažnai vaikščiodavo vienas, žiūrėdamas į dangų, tarsi ieškodamas atsakymų. Vieną dieną likimas juos suvedė. Vėjas buvo toks stiprus, bet tas obuolys dar kabėjo, kol staiga berniukas atėjo ir pažvelgė aukštyn. Kodėl tu vis dar čia? Paklausė berniukas tyliai. Ir tada stebuklingai obuolys atsiliepė. Aš laukiau tavęs. Berniukas išsigando, bet kažkas širdyje nurimo. Tarsi jis visą laiką ieškojo ne žmogaus, o draugo, kuris suprastų jį be žodžių. Antra dalis. Kelionė prasideda. Obuolys nepražuvo. Jis nebuvo suvalgytas. Berniukas jį įsidėjo į mažą, minkštą skarelę ir nešiojo su savimi prie širdies. Nuo tos dienos jie tapo neišskiriami. Bet obuolys turėjo slaptą galią. Jis keitė spalvą pagal berniuko jausmus. Kai berniukas džiaugiasi, obuolys švytėjo auksinė šviesa. Kai liūdėjo, rausvai mėlyna. Ir kai jausdavo pavojų, degė raudonai. Jie keliavo per skirtingus pasaulius. Vieną naktį pateko į tylų mišką, kuriame medžiai kalbėjo per lapų šnarėsi. Kitą rytą į miestą, kuriame žmonės pamiršo šypsotis. Ir visur, kur jie ėjo, obuolys švietė kaip ženklas. Jie tapo tarsi pranašai, bet nieko nekvietė tikėti. Jie tik paminėdavo, primindavo žmonėms, tu vis dar gyvas, tu vis dar gali rinkti šviesą. Trečia dalis. Pasirinkimas. Vieną dieną atėjo jie į vietą, kurioje žemė buvo pilka, o žmonės vaikščiojo nuleidę galvas. Miestą dengė rūkas, kuriame dingdavo prisiminimai. Žmonės nebemylėjo, nebebijojo, net nebeverkė. Jie tiesiog buvo. Obuolys užsidegė ryškiai purpurinė šviesa. Dar niekada toks nebuvo. Berniukas suprato, šitam miestui labiausiai reikėjo atminties. Reikėjo jausmo, kad dar kažkas gali būti kitaip. Jei aš tave padalinsiu, ar tu mirsi? Paklausė berniukas. Galbūt, atsakė obuolys, bet kartais, kad kažkas gyventų, kažkas turi būti išdalintas. Ir berniukas padalino obuolį į dalis. Kiekvienam žmogui davė po mažą skiltelę. Ir tą naktį mieste pirmą kartą per 10 mečius pasigirdo juokas, dainos, o kažkur net gimė vaikas. Bet ryte obuolio neliko ir berniukas liko vienas. Ar tikrai? Kai jis pažvelgė į savo delną, viduryje švietė mažas sėklos žiburys. Šviesa nepražuvo. Ji tik pasėjo naujo pradžią. Na, o kas bus toliau? Ar berniukas jį iš tikrųjų liko vienas? Ką darys su sėkla? Ar obuolys sugrįš kitą formą? Viso to niekas nežino. Tik tas, kuris neša šviesą, kuris keliauja toliau. Iki kito karto. Pasirašykite mano Sigparas Magna kanalą ir mes kartu skaitysim pasakas.